Nu, mūsų aplinka tokia labai palaikanti buvo. Ir dabar iš tikrųjų tie žmonės, iš kurių gavom tą pastiprinimą, palaikymą, tai jie ir yra dabar. Tai turėjom palaikymą ir tiek ir finansinį toj pačiai pradžiai, kai buvo sunku suprasti, kaip čia kas vyksta, kiek čia ko reikia. Labai palaikymą apskritai psichologinių. Tu gal išpratėjai, kas tau, tugi viską turi, tai nėra, kad tu kažko neturėtum, kam tau reikia. Tada man buvo šokas pačiai. Nesupratau aš aplinkos ir tu galvoji, palauk, bet aš gerą darbą darau. Taip, aplinka negatyvi, tuo klausimu negatyvi, bet kai pamatė, sakykime, tą eigą, kai aš jau kartu su Mariuku mes gyvenam ir eina tas procesas, tada staiga aplinka darosi švelni. Tai tada aplinka staiga tampa labai pozityvi tuo klausimu ir tarsi tampa tu keiti aplinką. Taip apsidžiaugia, viskas gerai, priėmė, apsidžiaugia, tu ten nepakeisi ten to pasaulio, tai kas iš to, kad tu ten tą vieną vaiką ten paimsi. Tai užtenka ir to vieną vaiką, mano siekiamybė nėra pakeisti tą pasaulį, jau taip ar, apie Lietuvą, sakyk, tai užtenka, kad vieną vaiką aš kažkas dar vieną vaiką ir taip visi po vieną vaiką ir visai gal gerai.